Noriu gyventi kitaip. O kaip? Nesijaučiu laiminga, gyvenimas rutinoj, tai, ką kūriau, nebeįdomu, su vyru poroj kaip kaimynai ir kažkas tai panašaus. Aš labai dažnai girdėjau tą iš savo klienčių ir dabar darydama analizę supratau naujų įžvalgų ir todėl aš šiandieną nusprendžiau, kad noriu su jumis pasidalinti. Pas mane atėjo tokie, vadinami insightai ir aš pradėjau viską matyti daug plačiau. Ir šiandieną tuo ir noriu su jumis pasidalinti. Dabar situacijos, kai normalūs žmonės, ką tai reiškia normalūs žmonės? Tie, kurie gyveno, stengiasi, baigė mokslus, vaikus augino, neplėšė, nevogė, ta prasme, viską darė savo rankom, išsilavinimas, ta prasme, namai. Mes ateinam į tašką, kai gyvenime tarytum viskas yra. Namai yra, tvora yra, trioba yra, ir vyras yra, ir vaikai, ir atrodo, ir darbas, ir veikla, ir karjera. Ir pakeliaut gal galim, ta prasme, teoriškai mes turim viską. Bet kad ta kažkokia gyvenimo džiaugsmo saulė užgeso, kad dienos tampa tokios rutiniškos, nebeįdomios, kažkaip trūksta įkvėpimo, trūksta džiaugsmo, trūksta laimės. Taip aš sako teoriškai, kaip ir galiu pasakyti, kad aš viską turiu, negalėčiau nebūti laiminga, bet pas mane nėra to giluminio išjautimo, to savo laimės, to savo pilnatvės, to pasitenkinimo gyvenimu. Gyvenu su sunkumu, jeigu turiu verslą, naujų dalykų nebeprigalvojam ir visko ir taip prigalvotam, toksai ateina, toksai šioks toks pesimizmo gaida, šiokia tokia nusivylimas, galbūt nuoskauda, beprasmybė, o kaip gyventi toliau, todėl kad gal man dar net 40 nėra, arba arti to, dar prieš akis, ten 30, 40, gal 50 metų. Ir tada mes ateinam į tokį tašką, kaip gyventi toliau, ką man su tuo daryti, su tuo gyvenimu. Ta prasme, per daug nežinios, per daug jau kažkokio tai prasmės nebuvimo, ta prasme, mes einam į rutiną. Ir tą, ką aš noriu pasidalinti, ką aš matau, ir aš pati tą pragyvenau, šiaip žmonės, kurie tuo nesidomi, nes mes domimės kitokiais dalykais, taip mes turim pilnai ko domėtis, ir vaikai, ir šeima, ir namai, ir verslai, ir karjera. Ir mes nesam psichologai, kad tokius dalykus suprastumėm. Bet jeigu mes pasigilinsime, tai psichologijoje yra vadinamas terminas vidurio gyvenimo krizė arba egzistencinė krizė, kada žmogus savo egzistencijai prieina krizę. Ir tokiu atveju labai daug žmonių skyrėsi, išvažiuoja į kitas šalis. Jeigu pagalvosit, gal pas jūs jau tas ir prasidėjęs etapas, arba jūs galbūt apie tai galvojat, gal pažįstat iš savo artimų, seseris, artimieji, draugai, taip buvo. Tuo amžiaus laikotarpiu labai daug žmonių keičia veiklą, darbą, savo verslą, išeina dirbti savo iš karjeros, apie savirealizaciją labai daug dabar galvojančių. Tai ką aš noriu pasakyti, kad tai yra normalus procesas žmogaus evoliucijoje. Ir aš, kadangi aš esu transformatorė ir žiūriu giliau negu psichologija, aš supratau, kad tai yra evoliucinė krizė, kurią dabar mes praeinam kiekvienas, kuris gyvena šitoj planetoj Žemė. Ir jeigu jūs suprasit tą, aš galvoju, kad dauguma žmonių pasižiūrės į savo situaciją šiek tiek globaliau, šiek tiek išmintingiau, nebedarys tiek daug asmeninės dramos ir nepriims tos asmeninės, kad su manim kažkas taip labai čia negerai vyksta, galbūt su mano partneriu, galbūt su mano verslu, su mano ta situacija, todėl kad aš žinau, kai žmogus tame užsivelia, kai jisai ateina į tą tašką, jisai nebežino, ko jisai nori, tai, kas buvo, jo nebetenkina ir savaime, kad mes taip einam į visą laiką prislopintas emocinės būsenas. O po to iš tos emocinės būsenos savo mes kūrėm tai, kas yra aplink mus. Taip, kad jeigu aš esu nuolatos suirzusi arba suirzęs, jeigu aš visą laiką esu jau nebepatenkinta,
Ta prasme, tai yra dalykai susiję. Taip, mano emocinė jausena susijusi su mano veiksena, su mano gyvensena ir su mano rezultatais. Ir jeigu aš gyvenu ir nesuprantu, kas su manim vyksta, ir aš galbūt tada kaltinu kitus žmonės ir bereikalingai tada darau dramas, bereikalingai galbūt skiriuosi, taip ir dauguma žmonių gal ateina į tokią mintį ir bereikalingai tas šeimas draskau, bereikalingai įdedu tiek pastangų ir darau bereikalingų dalykų. Arba galbūt, net jeigu ir tai yra situacija, kada tikrai gal žmogui yra reikalinga tokį tikrą pokytį daryti ir galbūt tas išėjimas iš šeimos, santykių sutvarkymas gal ir neišvengiamas yra. Arba tas veiklos, bet mes galim visą tai padaryti ne drastiškai, bet padaryti išmintingai, jeigu tą suvoksim, kad tai yra egzistencinė krizė, kad mes visi tą praeinam. Galbūt tada mes žiūrėsim atlaidžiau ir į save, ir į kitą žmogų. Vat tokią žinią aš jums ir noriu pasakyti, kad žmonės apie tai nežino, todėl kad vat tam gyvenimo taške, ir aš dabar netgi bandyčiau sakyti, kad gal tai būna taškas, kai sueina du dalykai. Ir ta egzistencinė krizė, ir ta evoliucinė krizė, kurią žmogui reikia. Todėl kad tai dabar, kas vyksta vat mūsų planetui, mūsų gyvenime, tai yra tokia turbulencija, tokia nežinomybė ir tikrai tai yra labai, labai kitoks laikas negu buvo. Ir aišku, tame nieko nėra naujo, todėl kad pokyčiai yra pats pastoviausias dalykas mūsų gyvenime, bet mes dabar praeinam tokį tikrai didelių permainų laikotarpį, net jeigu dauguma žmonių dar to ir nesuprato. Ta prasme, labai daug kas keičiasi. Taip dabar dirbtinis intelektas užims ir keis labai labai daugą. Labai daug žmonių, ta prasme, jeigu jie sustos, jeigu jie įeis ir ilgam įeis į tą savo evoliucinį ciklą, ta prasme, tai nebus paprasta, ne tik tai man kaip žmogui, bet tai bus nepaprasta ir mano vaikams ir kaip pasakyti, ir atsilieps daug metų tiem gyvenimam. Ir aš žinau, mes žmonės, mes visą laiką randam išeitį, bet gyvenime ir istorijai buvo visokių dalykų, taip, Tarybų sąjunga subirėjo, pasižiūrėkit, kokie pokyčiai buvo kardinalūs, kaip žmonėm reikėjo persitvarkyti ir daug kas nemokėjo. Buvo daug tokių pereinamasis laikotarpis, kai irgi buvo daug dalykų, taip mes išgyvenom, bet dabar eina kalba apie tai, kad mes esam žmonės, kurie, normalūs žmonės, turintis galvą, smegenis, išsilavinimus, mokantis priimti sprendimus. Ir aš noriu pakviesti tai, kad nenueiti į tą krizę neišmintingai. Ką tai reiškia neišmintingai? Taip, ignoruoti. Tipo nieko čia nebus, kažkaip tai neįsispręs. Aš jau 4 metai dirbu ir matau, kokiuose daugmaž kas vyksta. Žiūrėkit, yra žmonių, kuriem ta krizė prasidėjusi jau seniau. Jau yra žmonės, kurie skyrėsi, kardinaliai keitė veiklą savo, išėjo ten dirbti savo, savirealizacijai. Po to jie eina į tokį permainų koridorių ir nebežino kaip toliau. Nei atgal, nei pirmin, tokie užstrigę, emociškai prislėgti. Daugybę metų vaikšto psichologai, terapijos, visokie psichoterapeutai. Taip, aš turėjau moterų klienčių, kurios buvo labai labai sunkiuose situacijose. Kai buvo moteris išmintingos, moteris ne taip, kad pas jas nebūtų smegenų. Ta prasme, jos, normalios moteris, bet jos nesuprato, kas su jomis vyksta, todėl kad nieks nesakė apie tai, kad egzistuoja egzistencinė krizė, nieks joms nesakė, kad egzistuoja evoliucinis koridorius, ciklas ar ne, toks taip evoliucinis. Žmogus nesuprato to. Ir todėl žmogus, su juo gyvenime vyksta kažkokios dramos, kažkokios peripetijos, kažkokie sunkumai, atitolimas šeimoje, gyvenimas nemielas, iki tokių lygių kitom, kad net nesinori gyventi ir depresijas nueina. Kaip pasakyti, aišku, tokie dalykai sutvarkomi ir visa kita, bet tai yra uždelsta ta fazė, kai žmogus nežinojo, kas su juo vyksta. Ir tada šalia kenčia ir vaikai, ir kiti žmonės, o tą galim daug paprasčiau praeiti. Tai mano pirma tokia nauja įžvalga buvo, kad taip, tai, kas su jumis vyksta, tai ne todėl, kad jūs kažkokie taip todėl, kad aš žinau, kad tame etape labai dažnai po to, jeigu pradeda nesisekti,
jeigu pradeda eitis ne taip, kaip tu nori, jeigu tu padarai kažkokį perėjimo planą, pokyčio planą, o po to tu pamatai, kad viskas eina tikrai ne taip, kaip norisi. Ir čia yra būtent va to pereinamojo laikotarpio ženklai. Man taip pat irgi buvo, kai aš turėjau verslą ir aš galvojau iš jo išeiti. Ir aš galvojau, kad aš kitoj srity viską susitvarkysiu ir aš bandžiau 5 vietose ir man nieks nesusitvarkė. Ir daugybę metų aš to nesusitvarkiau. Aš tada to nežinojau. Tai va, yra dabar, ką reiškia praeiti išmintingai tą krizės laikotarpį. Tas krizės laikotarpis gali būti toks ilgas, kad jums neužteks šito gyvenimo tą krizę praeiti. Aš labai rimtai. Bet ir negazdindama, bet rimtai apie tai kalbu. Todėl, kad kai kurie žmonės tos krizės šitame gyvenime, šitame įsikūnėme taip ir nepraeina. Taip tikrai yra tokių ir bus labai daug tokių, kurie šitam to ir nepraeis. Todėl aš ir kviečiu jūs to neignoruoti ir pasižiūrėti taip rimčiau, kaip išmintingiam žmonėms į savo gyvenimą ir, ta prasme, daryti kažkokias tai išvadas. Dabar antra įžvalga, kurią aš noriu pasidalinti. Dauguma žmonių dar nesupranta, nežino, ta prasme, jiems dar yra neaišku, kad šiais laikais, va tame visame evoliucinėme cikle jau yra žmonės, kurie jų specialybė yra padėti žmonėms tas evoliucinės krizės praeiti. Ir praeiti netgi ir įdomiai, ir lengvai, ir greitai. Aišku, tai nėra viskas taip ten malonu, ta prasme, bet todėl, kad tai yra apie savęs pažinimą, tai yra apie gilesnius dalykus. Bet kai aš vedu savo programas, moteris sako, kaip gaila, Asta, kad jau pasibaigė, o būna keli mėnesiai. Taip, aišku, būna žmonės atitinkamai, jie ateina pas mane ir skirtingose etapuose ir daugiau jie nori eiti, ta prasme, taip, todėl, kad net ir ta krizė, vieniem reikia ilgiau, kitiem trumpiau. Taip, yra keli žmonės, kurie eina ne tik tai, kad išeiti iš krizės, bet ir tam, kad tą krizę panaudoti kaip resursinę galimybę, ta prasme, kaip galimybę savo naujai realybei, savo naujam gyvenimui sukurti. Ne tai, kad viską sutriuškinti, viską sumindyti, ką kuriau, bet praeiti išmintingai su vedimu. Ne aš pats, bet su žmonėm, kurie gali tą padėti, kurie žmonės yra pašaukti tam padėti. Ir aš noriu, kad jums pasidalinti tai, kad tokių žmonių yra. Tai ne psichologai, tai ne coacheriai, tai ne ezoterika, tai ne religija, tai yra transformacija, tai yra pokyčiai, tai yra suvokimas, žinojimas, kaip veikia, supratimas, kaip veikia žmogus kaip sistema ir padėti kitiems tą padaryti. Dabar. Taip, kaip jums atrasti tokius žmonės? Aš negaliu jums rekomenduoti tokių žmonių, todėl kad aš pati jų nepažįstu. Yra keletas žmonių, kuriuos aš pati ruošiau, tai yra mano klientai, lygiai taip pat aš irgi pati esu transformatorė. Ta prasme, mes lydim žmogų va toj visoj transformaciniai kelionėje, va toj egzistenciniai krizai, netgi toj net ne egzistenciniai krizai, bet evoliuciniai, va tame žmogaus perėjime. Tai yra žmogaus branda, tai yra žmogaus pažinimas, tai yra gilesni dalykai ir tai yra ne tik tai perduodamos žinios. Ir apie tai trečiasis mano dalykas irgi tą, ką aš su jumis noriu pasidalinti. Trečiasis. Kodėl mes dirbam kitaip? Todėl, kad mes transformatoriai vedam žmogų ne į tai, kad jisai eitų į savęs pažinimą vardan savęs pažinimo. Tas savęs pažinimas, jisai yra nesibaigiantis procesas, bet kaip tas žinias integruoti į savo gyvenimą. Ta prasme, kad tame pereinamajame laikotarpyje nenukentėti psichologiškai, nenukentėti morališkai, fiziškai, nesugriauti savo verslų, darbų, karjerų, padaryti tą viską sklandžiai, su įdomumu. Tai pavyzdžiui, žiūrėkit, kai aš matau, kai žmonės patys įeina į tą permainų koridorių ir kokie ten būna tragedijos, ta prasme, ne tai, kad tragedijos, bet tikrai tai būna skaudus išgyvenimai, sudaužyti likimai, žmonės nepasikelia, neišeina po to, ne visi, bet kai kurie neišeina iš, kaip pasakyti, žmonių pagalbos ieško. Tai psichiatrai, psichologai, terapija metų metais.
arba ištisinis daugybę metų tas savęs pažinimas nesibaigiantis, bet gyvenime materialiam niekas nesikeičia. O pas mane ateina žmonės, kurie per keletą mėnesių išeina, vau, aš jaučiuosi visai kitaip, mano santykiai susitvarkė, vaikai viskas ok, veikla, mes padarom tokius dalykus, mano website astanova.com ir atsiliepimai ir realių žmonių istorijos. Tai va irgi, kaip jums atrasti transformatorius, žiūrėkit į atsiliepimus, ką žmonės su tai žmonėms savo likimuose padarė, kokie buvo pokyčiai. Taip mes rodom tam, kad kiti žmonės, kurie irgi išgyvena panašius dalykus, pamatytų, kas yra galima. Todėl, kad mes dar jau gyvenam tikrai naujoj eroj, mes gyvenam naujoj epochai, bet kiti išmintingi žmonės dar gyvena tarytum akmens amžiui. Dar galvoja, kad aš pati tą padarysiu, taip, nesvarbu kokią kainą, nesvarbu, kad aš ten įtrauksiu ir visus kitus prie savęs, taip, todėl, kad jeigu pas tave nėra nuotaikos, kaip tai įtakoja tavo vaikams? Kaip tai įtakoja tavo kolegoms, kaip tai tavo įtakoja partneriai, taip, jeigu tu, va tas aš viskas pati, emocinis, tai kad tu visą laiką eini tada į pyktį, nerimą, nuoskaudą, tai yra tokios, kaip pasakyti, sunkios emocijos ir mes savo noru ir ten nueinam. Žinot, kai žmonės sako, aš pasidarysiu, aš pats, pas mane visi yra atsakymai, tai yra labai panašu, kaip žmogus sako, tai kas čia yra, aš pats paimsiu ir susitaisysiu dantis. Va taip atrodo žmonės. Todėl, kad žiūrėkit, taip, dauguma dabar žmonių daug į tą pasinešė, į tą savęs pažinimą, todėl, kad tai jau tampa neišvengiama. Ir dauguma dar sako žmonių, visi atsakymai many. Visi atsakymai many. Ir taip ir ne. Todėl, kad tam, kad tu tuos atsakymus gautum, tau reikės dar labai, tau reiks va tą visą koridorių eiti, kad tu tuos atsakymus pradėtum girdėti. O be to antras dalykas, kam tau reikia tų atsakymų? Kam tau reikia tų atsakymų? Atsakymų vardan atsakymo, kad tu dar daugiau žinosi. Svarbu ir kalba eina apie tai, kad padeda žmonės, kurie transformaciją padeda daryti ir lygį, kad integruoti tą žinias į savo gyvenimą, o ne tai, kad metais, 10 metų arba 7 ar 8 metus mes einam į tą pažinimą, o kaip pritaikyti nieko nežinom. Taip ateina pas mane moteris ir sako, Asta, pas mane žinių, ko aš tik tai mokiausi, pas mane pilni stalčiai kaip karaliukų, kur aš tik nemokiau, kiek aš ten nesimokiau, bet aš nuo visko pavargau. Man nieks nesigauna, mano realybė nesikeičia, darbas nesikeičia, pinigai nesikeičia, santykiai nesikeičia, o aš užsiemu tuo. Tai va tą, ką mes darom visus tos dalykus, tą programą, padedam žmonėm tam, kad jie imtų ir integruotų. Ir tai yra sisteminis priėjimas, tai yra sisteminiai sprendimai. Ką tai reiškia? Kad mes darom greitai, ganėtinai lengvai ir dar įdomiai. Taip save pažinti irgi yra įdomu, bet svarbiausia, kaip tu tą integruoji. Todėl, kad galima yra 2 variantai. Netgi ne 2, gal ir netgi 3, o gal ir 4. Yra variantas, kai aš nieko nedarau, atseit su mano gyvenimu nieko nevyksta, aš, ta prasme, rimtai tą nežiūriu ir aš pasilieku, ir baigiu savo gyvenimą lygiai tokioj pat, kvantiniai košiai, ta prasme. Aš taip ir nieko nesuvokiau. Ateisiu į kitą gyvenimą, išbandysiu suprasti, atrasti. Ta prasme, praeiti tą savo evoliucinę krizę. Va taip yra. Yra kiti, kurie įeina į tą koridorių ir užstringa. Yra tokie, kurie stovi, laukia, kol jos gyvenimas sustums. Ir yra dar vieni, kurie tikrai ateina, pasiema pagalbą, sumoka, praeina ir gyvena. Ir tai yra klausimas, kaip tu nori praeiti. Ar tu nori sumokėti pigiausią kainą pinigais ir tave praves, su tavim eis, su tavim kartu bus ir tau bus viskas komfortiškai, kur nereikės įsidraskyti šeimų, nereikės ten verslų, bankruotų, palikti, ta prasme išmesti. Aš nesakau, čia ne visiems, taip, todėl kad pas mus skirtingos situacijos, bet yra daug žmonių, kai žmonės nebemėgstamas darbas, o kaip ant savo pradėti, negaliu, daugybę metų laukiu. Yra kitiem versle užstrigimas, finansinės lūpos nieks neauga, pas mane jokio proveržio nėra, jokio kaifo nėra,
Ta prasme, visi nervuoja, viskas sunku, aš už visus dirbu, kiti jau gyvena vėl kitaip, viskas pasidarėm, namai, pakeliavom, bet gyvenimas visiškai nebeįdomus, eini jau iš proto, nebežinai ką daryti, kas su tavim vyksta, kas aplink vyksta šitam pasauliui. Va ir mes gyvenam tokioj košiai, bet variantų yra, kaip iš to išeiti. Suprantat, yra tokių variantų. Tai va tiesiog aš norėjau šiandieną su jumis pasidalinti. Kas esat nauji, arba tiem, kuriem va buvo atsakas ir jūs atpažįstat, kad su manim ir vyksta tie dalykai. Taip aš suprantu, kad viskas va tas, kas yra, atgyveno, rutina, nebeįdomu, viskas erzina, jaučiuosi tarytum aš per maža. Esu jau šitam gyvenime, aš jau nebe ta, man jau reikia kažko kito, bet aš nežinau ko. Tai žiūrėkit. Aš padedu savo klientams atrasti naujus stimulus, daryti kažką naujo, rasti taip, kaip tau įdomu, rasti tavo geriausius galimybių variantus, atrasti dar nepanaudotus tavo gyvybinius resursus, tai, kas tau duota iš gamtos, tai, ko tu dar nepasinaudoji, kaip tu praradai tą gyvenimo džiaugsmą, taip susigrąžinti tą lengvumą, atrasti įdomius dalykus. Ir praeiti tą ekologiškai, kad nenukentėtų šeima, kad aš pati nenukentėčiau, kad vaikai nenukentėtų, taip, kad nebūtų tų tokių dramų ir ten, kaip pasakyti, to nereikia. Mes jau gyvenam naujam amžiui, suvokit tą. Dabar dar, kol aš laukiu jūsų kažkokių tai parašymų ar klausimų, kodėl aš noriu jums pasakyti, kodėl, kaip čia galėtų būti, kaip čia vyksta ta visas transformacinis, aš šiandieną neaiškinsiu, bet žiūrėkit. Visi šitie dalykai, kadangi tai taip santykiai, veikla, atrodo, kaip gali būti bendrai susiję. Todėl, kad žiūrėkit, aš kaip žmogus kuriu savo realybę iš vidaus. Ir todėl, jeigu aš darau pokytį savy, pas mane toks ir gyvenimas dėliojasi visų pirma. Taip, suprantate tą dalyką. Taip, gal kitiems tai yra nauja. Ir taip šiais laikais jau nebereikia porų terapijų, jau nebereikia kažkokių ten sudėtingų dalykų, todėl kad tai yra programos sistemos, kur žmogaus ta egzistencija yra išstudijuota, kur yra jau realūs žmonės su savo realiom patirtim, parašė atsiliepimus, kokios buvo jų situacijos, taip, kad tai veikia. Kad tai yra įrankiai, kuriuos žmonės pasiema savo tam pokyčiam, pritaikymui, todėl kad mums jau nebeužteks gyventi tik tai, laikyti savo tą fokusą toj fiziniai realybei. Arba tik tai toj visoj dvasiniai realybei. Taip, tai yra tas dvasinis, kai kalbam, tai mes kalbam apie tą gyvenimo metafiziką, nematomus dalykus, apie tai, ką mokslas dar nelabai supranta ir nelabai aiškina. Bet aš dar kartą sakau, tai yra mokslas apie gyvenimą. Tai ne ezoterika, ne šamanizmai, tai yra tokiems normaliems žmonėms, kaip aš ir jūs. Taip, aš pati esu verslininkė, aš neišėjusi kažkokius, kaip pasakyti, man neprireikė Tibetų kalnų, vienuolių, ten įvairiausių kažkokių tai šamanizmų ir taip toliau. Aš nieko neturiu nei prieš nieką, bet yra žmonių, kurie tokiais dalykais netiki, nepriimtina. Tai va aš rodau, kad mes tokie pat normalų žmonės, ta prasme gyvenantis normalų gyvenimą irgi tuos dalykus naudojam. Todėl, kad tai yra mūsų evoliuciniai dalykai, kurie yra mums reikalingi. Tai ne todėl, kad mes neturim ką veikti. Tai yra todėl, kad tai yra galų gale jau mums neišvengiamybė. Todėl, kad žmogus tai yra planetos ląstelė. Ir jam nepavyks gyventi vienam, užsidaryti savo name, savo triobui ir tos evoliucijos išvengti. Nepavyks. Va, taip, tai va irgi matau, ačiū Lina, kad pasidalino taip. Tai net ir ne vidurį, tai yra egzistencinė krizė. Todėl, kad žiūrėkit, žmogus savo vatoj, kaip pasakyti, vystymėse, taip, juk mes gimėm, buvom kažkada vaikai. Toliau mes buvom paaugliai, po to mes suaugę žmonės, ar ne? Bet mes esam ir šitos planetos dalis. Ir mūsų uždavinys, va dabar mūsų tame, tas savęs pažinimas tai ne dėl įdomumo, bet dėl to, kad tai yra mums reikalinga. Tiesiog gyvenimas mus stumia evoliucionuoti.
Taip, vardan mūsų pačių. Todėl, kad žmogus yra visatos ląstelė. Tie, kurie neevoliucionuos, patys suprantat, kas bus su jais. Taip tai yra, tai yra realybė, tai yra gyvenimas. Ir tai, ką mes darom, mums reikia truputėlį praplėsti savo požiūrį į save kaip į žmogų, į tuos procesus, kas pas mane vyksta. O mūsų tokių dalykų nemokė, tokių mokslų nebuvo. Suprantat, bet yra naujas specialybės, yra žmonės, kurie tą supranta, yra išgvildenę, galų gale, galbūt tai yra žmonės, kurie tam ir gimė, kad jums padėti. Tai yra tų žmonių misija, pašaukimas, tai yra naujos specialybės. Todėl tai yra tikrai ne kažkas tokio mistika, dar kažkas. Tai yra faktas, tai yra gyvenimo, tai yra gyvenimas. Ir todėl, tą žinodami, aš tikiuosi, jūs kažką su tuo padarysit. Ir šiandieną mano ir buvo noras ir tikslas su jumis tą pasidalinti ir padėti, ta prasme, daryti savo darbą, tą, ką aš ir darau, padėti žmonėms praeiti tą gyvenimišką patirtį šitame įsikūnyme ir šitoj planetoj Žemė. Tai dar kartą su jumis buvo Asta Nova, nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie dalyvavot, už jūsų atsakomąjį ryšį ir atsisveikinu šiandieną su jumis. Iki kitų susitikimų.